Gaminame morengų ir vynuogių pyragą. Tešlos gamybai miltus sumaišome su sviestu ir minkome šakute, kol padarysime trupinėlius. Pilame plaktą kiaušinio trynį ir vandenį. Minkome rankomis, kol iš tešlos bus galima padaryti rutuliuką. Tešlą dedame į maistinę plėvelę ir laikome šaldytuve apie 30 minučių. Iškočiojame tešlą, vis pabarstydami stalą miltais, kad neliptų. Tešla turi būti maždaug 23 cm skersmens. Vėliau dedame ją į kepimo formelę. Šauname į iki 200 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepame apie 10 minučių. Būtinai kepkite aklojų būdu. Aklasis būdas, kuomet ant tešlos dedame foliją ir sausus žirnius ir kepame, kad tešla nesukristų. Kol tešla kepa, suplakame baltymus iki standžių putų ir po truputį pildami cukrų gerai išmaišome. Kai tešla iškepia, atvėsiname. Tepame tešlos dugną džemu ir išklojame vynuogėmis. Ant viršaus dedame plaktus baltymus. Orkaitę įkaitiname iki 230 laipsnių ir šauname pyragą į ją. Kepame, kol viršus apskrus. Ištraukus, atvėsiname ir valgome. Skanaus, Linas.